Iš kur valdai tą vėliavą? Vėliau parvažiavo iš Vilniaus. Tas traktoriuks buvo prie pat katedros, pirmos gretos. Tai kažkaip nekyla ranks nuimti. Turbūt nenuimsim, jeigu nukris, keisim į kitą. Koks jausmas ir važinėti su istorinė vėliava pakabinta? Kodėl nenuėm vėliavos? Neimsit? Ar dar į Vilnių važiuos, ar nebevažiuos? Jeigu bus blogai važiuos, sakyk, važiuosim vis, dabar duginsiam traktorius nebeveina. Tai keita, čia su plūgu vos eini, varyt, šitai padarė, va dabar šiandien pasėjęs žirniukus. Dalis pavasarinė rima. Dar kukio. Žodį? Žodžiu, tai va. Na, Valdai, papasakok, kas čia per įrankį? Čia, žinok, yra čia tėčia sugalvot šulinės svirtis turėtų būti. Dvi šakeglį. Matai, augus tokį radau miške, kaip ir reikėjo kirsti ir dabar laiką. Gal kažkada pastatysim sodyboj, bus šulinis svirtis, senovinė, autentiška. Poreiks buvo pirmutinis, kad būtų su žemsdirbimu, kad sumažintumėm dar papildom važiavimą su kultivatoriu, su germinatoriu lauką, kad nereikėtų, kad greičiau viskas įvyktų pigiau ir kitas poreiks buvo diskinti. Bet irgi tų žemės pas mus yra skirtingas, ne visur viskas lend vienodai, tai kas dar, kad patemptų labai svarbu buvo, nes mūsų tie traktoriukai ten iki 200 arklį galis, bet irgi bijojom, kad nepatems, bet kuo puikiausiai sutvarka ir nežinau, dabar ir gerai. Pasigreikiam. Fermas. Šinaudą nešinausim, dar, matot, tebežyd. Kiek laikos galvoji dar iki žolę pjūtis? Reikėtų jau pradėti kitą savaitę, nes truputėlį ir tų tokių, kaip sakyti, pašalinių žolių, kurios geriau tegu nesubręsti iki galo. Geriau tegu nesubręsti. Jo, tai reikėtų ir plus ganimui atželtų, greičiau atols būtų gyvuliukam paganyti. Tai turbūt kitą savaitę pradėsim kažkokius laukus. Šią savaitę baigiam sėją, kitą savaitę važiuojam šiandien. Tai kol laukiam tos žolėpjūtis, šienapjūtis, varom į laukus pažiūrėti, kaip dirba žemės dirbimo mašinos. Čia buvo suplakta, čia gyvuliukai žiemą. Ganės, kaip sakyti, bandodaržys, žemins. Tai keita, čia su plūgu vos eini, varyt, šitai padarė, va dabar šiandien pasėjęs žirniukus. Nes, bet čia ir 2 kartus pravažiavau, nes tiesiog norėjau tas vėliems dar labiau pasmulkinti. Ir viskas, plūgo nebereiks. Mintis ir yra vis nuo plūgo nueiti. Norėjom pabandyti labą. Norėjom ypač rudenį pabandyti, žeminėm pasėti po žirnių. Visiškai gal nenueisim, nes daug atsinaujame kiekvienas metas pievų, suorėm, kažkur kitur pievėlis įsėjam ir mums plūgs yra naudingas realiai, nes ir tą mėšlą partį ir truputėlį gal aš sakau geriau, nežinau, ar aš teisus ar neteisus, bet tai va. Kaip galvoju, Valdai, kaip svarbu ir ūkiai eksperimentus daryti? Svarbu, bet labai bijom. Eksperimentus dažniausiai pribijom arba dažniausiai kažko pritrūkst. Gal ten truputėlį lėšų pritrūkst, ten kažko pabandyti ekologišką kažkokį tai trąšą ar ten dar kokį priemonį apvelti sėklai. Dažniausiai, čia jau reiks sėti, nebėra kada, jeigu neapsiderint su laiku, tada vis tie eksperimentai ir atidedam kitiem metam. Bet reik bandyti. Tai va, viens iš tų eksperimentų bus rudenį be plūgo, pats pirmas. Paskiau atkalkinsim su jūsų westernų kratutų. Į kokį gilį sėjat? Bandėm reguliuoti apie 6 kažkur centimetrus. Sėjam dabar kažkaip taip ir avižus truputėlį žirnius giliau, avižus sekliau. Dirbam. Nesimat seniau su senais sėjamaikai, tai čia paukščiai užkart skrisdavo surinkinėti paviršutinių žirnių likusių, o dabar nėra. Kiek metrų ana sėjamoji, ta praeita sėjamoji, kurią buvo 6 metrų, bet jos temps tai galėjo būti apie 9 km į valandą maksimum. Nes jeigu daug greičiau pavažiuodavai, kišdavau tiesiog, nespėdavau tą srautą paduoti. Tai ir ten toks būdavo
Kaip ir su ta greičiau padarai, su 4, negu ten su ta 6. Plius užkrovim bunkeris, kad čia mes pasikraunam, yra su trašom tas siemoji, bet trašų nenaudojam šiuo metu, tai per abudu bunkerius užsikraunam, išvažiuoju ten drąsiai 10 hektarų pasėjai. Plotą užsisėjo. Jo, tai vat, matot, nėra net viskas ir bazėje sieklos, pabaigi, ištuštėjai bunkeris, važiuoju į sandėlį, pasikraunam ir toliau atvažiuoju dirbti. Principė dabar, kai automatinis vairavimas yra, ženklintuvų nebenaudoja. Nebuvom nuleidę. Nedažnai naudojama. Pirmi metai iš vis su antrą savaitę traktoriu. Su traktoriu antrą savaitę. Sakė, motyvacijos netrūko. Ne, šiaip viską išbandęs gyvenime esu labai norėjau pabandyti. Tai dėl to ir atsiradau čia. O kokią dar techniką vairavot? Ne, nes tai iš vaikystės kaime irgi užaugęs. Ir šiaip su miego transporto inžineriją baigiau ir su mašinom visą gyvenimą. Dabar į kumpelį. Traktorius pats vairuoja? Jo, pats. Ne, čia viskas labai paprasta. Nieko čia nėra. Tiesiog biškai pratimo viskas. Valdymas siejamosios ir čia valdymas ant to. Jo, dabar galim greičiau iš tikrųjų pasėti. Užtenka dabar, kiek mes čia 9 beveik. Aš tai galvoju, kad jeigu sugebi, supranti kaip daryti, čia nėra pripratimo, biškai reikia pripranti ir viskas. Su tokia technika šiais laikais čia. Gal sunkiau kam, kad susigaudys su visais tais dalykais. Jeigu, vairavimą, tai čia paprasta. O po to žiūrit operacijų centre, kaip ten pavyko? Jo, pasižiūrim ant žemėlapių. Ir pats ir čia dabar, pavyzdžiui, lauką darai, paskui gale lauko jau prieš pabaigą dar susimažini ir pasižiūri, kur kas gal tu nors praleidai ar kažką tai. Tiesiog, bet patogu, žiūrint. Čia dar laukai kaip laukai, bet už gerą kilometrą tai čia ir mažasis Afganistanas ten. Alsėdžių pusė, ten buožių, labai didelį kalną ir įtraukta technika yra sudėtinga. Tai Važiuojam pažiūrėti, kaip ruošiam dirvą kukurūzai, ne? Toli važiuoti nereikia. Bus kukurūzai. Tai čia dabar esi suaręs, ne? Kukurūziniai kukurūzai. Dalis iš rudens suartų jau žel, truputėlį reikia anksčiau paskusti, bet dalis pavasarinė rima. Čia dar kokio rytį. Užuodį? Užuodį, tai va. Neseniai baigėm mešlavežį ir dabar darom, turbūt ryt po ryt sėsim. Visų pirma, mes pasirinkom dėl kad sudaiginti pabirom po kombainą, po kūlim, ražėnus suskusti. Ir tuo pačiu užmontuosim atsiejimo į smulkių sėklų, galės pasėti tarpinius augalus prižėjimą. Ir turbūt, kad toks sudėtingesnis vietas, kurie geriau įdirbti žemę prieš sėją, kaip čia šiuo atveju kukurūzam, geriau įdirbtų, kad dar mažiau sumažinti piktžolių kiekį. Ir minkščiau padaryti ir giliau, nes prieš tai dirbom su germinatoriais, jie dirbdavo sekliai, ten 5 cm, 6 gylį. Išlygindavo, bet apačioj žemės nelabai pajudindavo, tai bandysim dabar. Čia matau, Valdai, pasirinkot komplektaciją su priekiniais atraminiais ratais. 5 metrų skutikas kaip iš kopijavimo pusės, ar Žemaitijos kalvas iškopijuoja tas skutikas? Tikrai. Iškopijuoju, nes dar jokių nebuvo problemų, kad kažkas kada nemaišytų, kad tik jie ir labai gerai, jeigu kažkur šlapesnė, pradeda kažkur krist padargas ar traktorius, jau labai greit suveik ir puikus iš pravažoms ir gali truputėlį prisikelti
O dėl kopijavimo tai neįkiš, pastovi tą patį gilį laiką, nesvarbu, koks traktoriaus padėtis, tai, žinau, manim, kad nepatems šits, bet patemp, irgi džiugu. Traktorių 150 arklių. Jo. Koks jausmas ir važinėti su istorinė vėliava pakabinta? Kodėl nenuėm vėliaus, kitaip sakant? Neimsit? A dar į Vilnių važiuos, ar nebevažiuos? Jeigu bus blogai važiuos, sakyk, važiuosiam vis, dabar duginsiam traktorius nebeveina. Jis su padargas. Su skutiku visur. Taip. Pratau. Tai ačiū labai, Valdai, kad prieimei, papasakojai, parodėjai ir ką, susitiksim po sezono. Taip, visada lauksim. Ačiū jums. Ačiū tau.